Sveiki draugai, nauja siunta, naujas video. Siunta atkeliavo iš Panevėžio. Veiksmas vyko per Skelbiu LT portalą. Čia situacija kokia yra, kur taisėm kažkada Xbox vairą, Xbox 360 vairą, kur man neveikia sinchronizacija su kompiuteriu. Tai pardavėjas man buvo įdėjęs dar papildomai keletą detalių, ten pultelį lyg ir Kinectą. Ir po to aš jam užsiminiau, gal turit dar kokių detalių, nes aš užsiemu tokiais remontais, man reikėtų donorų. Tai pardavėjas pasakė, kad pardavė būtent vairą, o tą Xboxą patį ten sako, kad yra sugedęs. Tai sako, aš jam sakau, kad ten už ant arbatos pavedimų padariau ten daugiau pinigėlių, tai sutarėm, kad jis man atsiūs. Bet prieš tai dar pakalbėjom, kad vairui neturiu tvirtinimo, kur vairas prisispaudžia prie stalo. Tai prašiau, kad irgi paieškotų ir įdėtų į šitą dėžę. Bet dabar man befilmuojant dar gavau skambutį iš turgaus. Bėgu pasižiūrėti, ten kažkas man kažkokią konsolę atidėjo. Parbėgau iš turgaus, ir karštis laukia, karšta. Taip, ką aš čia gavau ant greitųjų, pasižiūrim. Maišą susikroviau, kas ten tokio, ogi PlayStationas su pulteliais. Čia dar kažkokia kortelė šviečia lyg ir. Pažiūrėsim galbūt video eigoje. Taip, grįžtam prie to Xbox'o. Taigi čia greičiausiai, kaip matom, yra slimas, bet man slim tai yra ne slimas, o ekonominė versija, ar ne? Slimas man labiau būtų reikalingas, va štai tokie slimai man būtų labiau, nes trūksta visokiausių korpuso detalių. Tai nesvarbu, galbūt ir šitas bus įdomu pasižiūrėti, kas yra viduj. Man svarbiausia dalykai yra vairo tvirtinimas ir šitą pasižiūrėti, ar jis įjungsim ar neįjungsim, aš nežinau net kas toj dėžiai. Tai atsidarom ir patikrinam. Už kadro čia nukrapščiau siuntos lipduką, kuris buvo ant keiso uždarytas, čia prasidariau jau, tai tada atsidarykim. Taip, kompiuteris kaip ir, minėjau, Xbox'as Slim E. Čia visokiausio klijuotų lipdukų. Maitinimas su vienu. Čia įdomu, hardas yra jame ar nėra. Patikrinkim. 200 pm. Neblogai. Tai bent jau hardą turim. Toliau kas ten dėžėje. Maitinimo šaltinis, kaip ir reikia tikėtis, yra nuo koronos, ar tai 360E. Kokias tais žaidimas Battlefield 4. Ar jis yra viduj? Pažiūrim. Yra kompaktas. DVD tai yra. Taip, toliau kas ten? Pultelis. Baterijos nėra paliktos. Baterijų nėra. Taip, kas čia dar? Čia receiveris, kur jungiasi prie USB prie kompo. Galima jungti ir prie Raspberry ir tada susikonektinti su šito pulteliu. Ir per Raspberry žaisti visai neblogai gaunasi. Taip, o kur yra tvirtinimas vairo? Vairo tvirtinimo nematau. Popierizmas, čia viskas gerai. Kas čia Kinect Sport dar yra? Kur tas Kinect Sport, bet čia tik tais knygutė. Ką daryti, Radži? Kur vairo tvirtinimas? Man tas svarbiausias yra. Nieko, yra kaip yra. Tuoj tada pratęsim. Taip, apžiūrėkim tada pačią konsolę. Nėra DVD šito veidelio. Čia labai daug lipdukų. Vaikai turėjo užsiėmimo. Turbūt mylėjo konsolę. Tik neaišku, kas jai atsitiko.
Tai gal iš karto ir prisijungim, tu aš tada televizorių susirandu, pabandysim prisijungti, pažiūrėsim, ar kažkas čia vyksta. Štai, jau HDMI, kažkoks lipdukas čia. Jau HDMI, o čia kažkas jau ardyta. Čia kažkas jau yra buvęs. Вася был здесь. Tai toliau yra perėjimas iš angliško ir tada pasijungiam. Prijungiau ir faja. Kas čia yra negyvas maitinimo šaltinis, bet jisgi gražiai rodo čia. Kodėl neužsiveda? Gal atjungtas šitas priekis turbūt jau. DVD atsidaro? Neatsidaro. Tai visai miręs. Gal maitinimo šaltinis čia ar kas čia yra? Tai taip išeina, kad neateina įtampa iki jo. Arba jungiklis. Tai palaukit, jungiklis mes galim jungiklį pasibandyti su pultu užvesti galėtumėm. Jeigu atjungtas šleifas. Bet reikia čia mums baterijų. Įdėjau baterijas, na bandom gal užsivest taip netyčia. Negyvas čia reiškia visai kompas. Keista. Gal maitinimą ištraukti. Vėl įkišti. Gal do 20 atjungti. Kitą maiteką ieškot. Išjungiau maitinimą 20. Bet dar pasikrovęs. Užgeso. Prijunkim atgal. Keista. Čia gal maitinimas kvailioja, dabar vat užgeso lemputė, o čia įjungta. Arba 220 laidas gal. Pabandysiu kitą laidą. Bet čia lemputė visi nebeužsidega. Gal čia trumpina kažkas, reiktų dar kartą perkrauti. Maitinimo šaltinis numirė. Nebeužsidega lemputė. Viskas, reikia ieškoti kažkur maitinimo šaltinį. Susiradau kitą tokį pat Xbox'ą. Kažkada darytas video, jeigu pamenat. Jam atrakinėjom DVD, dabar jis skaito bet kokius kompaktus įrašytus. Tai prie jo buvo maitinimo šaltinis. Ir tada su šito maitinimo šaltiniu tuoj pasitikrinsim. Štai prijungiau, veikia lemputė, na bandom pajungti. Ar čia kažkas užsitrumpins ar ne. Taip, ant akių sudegė šitas, taip išeina. Negerai. Pabandykim dar kartą su baterijom gal užvesti. Arba ten viduj kažkas yra negero, reikėtų išsiardyti, pasižiūrėti tada. Gal palikta tiksinti bomba kokia nors. Neveikia. Ištraukiau laidą, bet čia dar mirksi. Gal įsijungs? Niekas nereaguoja. Čia fokusai man. Pabandykim, gal visgi tas atsigaus netyčiai. Bet jau. Žinokit, čia yra tikrai fokusai kažkokie. Atsigavo tas, kur buvo miręs.
O šitas dar mirksi be elektros, nors elektrą jau senai atjungiau. Dar jis kvėpuoja, matot? Čia nėra. Neišsikrauna, kodėl neišsikrauna, tai ten turbūt nekontaktuoja, bet čia labai įlenda taip saugiai stipriai. Kažkokie čia man nepaaiškinami dalykai. Labai įdomiai. Kitą maiteką. tą atjunkim. Dabar tas, kur buvo miręs. Dabar šitą. Taip, ir jam paduokim 220. Čia pultas mirksi. Čia nebeužsidega lemputė. Kažkas ten trumpina, reiškis. Nu tai išserdom tada, tuoj pažiūrim dar iš galo, kaip atrodo. Beje, tas, kur dabar neveikia, aš gal jį kažkaip atgaivinčiau, norėčiau šį patikrinti su tuo kitu. Ar jis užsivestų. Dabar nebeužsiveda. Palaukiau minutę atjungęs, nuo 220 atsigavo tas maitinimo šaltinis. Tai pažiūrim, ar jis, veikiantis maitinimo šaltinis. Jo, tai tas Winchesteris tiesiog pasitikrinom šitą maitinimo šaltinį, kodėl jis man kvailioja. Tai greičiausiai, kada tas kažką negero daro. Bet jis turėtų užsivesti ir nuo pultelio, ar ne? Kadangi šleifas yra tik tai smigtukui. Tai vat, tai šitą jungiam lauk. Ir grįžtam prie to. Nuėmiau, kaip tiko laidas pajungtas ant karštųjų, tai tą patį ir prisijungiam prie šito. Niekas čia nestartavo. Pabandom dar su pulteliu. Irgi niekas nestartuoja, o šitas nieko nesako. Išjungiam maitinimą, prijungiam dar. Mirksi čia, niekas čia neveikia. Iš 50 kartą užsivedė. Bet jokio vaizdo neduoda. Kažkas čia bando pūsti vėją. Kas ten vyksta? Kažkas gazuoja viduj. Važiuojam. Jungsiu teliką vėl. Kas ten gazuoja? Kaip automobilį. Gal koks tarakonas viduje sėdi yra?
ventiliatorių gazuoja. Mistika man čia. Čia tas. Na gerai, o su šito išjungsim dabar. O, mygtukų užgeso ir tas užgeso. O su CD atsidarys. O. O, kas čia dabar? Kinect Sports. O. Aha. Užvedė variklį, gazuoja. Nu, tokio bairio nesu matęs ir girdėjęs. Bet čia turėjo pasileisti kselas. Kselas negyvas. O čia kas tokio užsidaro. Kažkas gazuoja. Kažkoks tarakonas viduj sėdi ir variklį. Žinot, būna kaip gazuoja. Taip. Gerai, užgesinkim. Užgesė. O su šituo? Užsivedė. Žinoma, soriukas, kad aš jums ilgai duodu tokį dalyką filmuoju, bet aš pirmą kartą tokį dalyką matau, todėl noriu išsigrynint problemą. Paima pats gazuoja. Reiktų nuimti dangtį, pasižiūrėti, kur tas tarakonas ten sėdi, zai. Ir kur pedalas podinėje, kur gazuoja. O čia matysis, kur kaip variklis apsukos kaip ten didėja. Nu toj. Pradėkim dar truputėlį apžvalgą. Pagamintas 2013, tai čia galėtų būti greičiausiai Corona, nes 14-15 metai jau būdavo, man atrodo, Winchesteris. Čia dar galėtų būti kaip ir Corona, ar ne, nes vat 7 mėnuo 13 metai, čia lyg ir turėtų būti. Taip, čia išbaladuota. Meistrelių pabuvojo, kaip ir sakiau, čia kažkas remonto galbūt kodas. Daugiau, ką mes čia turim, nieko daugiau mes čia neturim. Taip, ir po to, ten kaip minėjau, ardant reikia būtinai labai atsargiai nuiminėti, nes va šitas trukdo. Dažniausiai šitą nuima ardant ir po to reikėjo grąžinti atgal tą veidelį DVD. Nu to, už kadro aš jį išsiardysiu ir pažiūrėsim. Nuėmus dangtį matosi 4 varžtai, bet vieno nėra, to ilgojo varžto. Taip, važiuojam toliau. Truputėlį pamelavau, buvo šičia juodas, o čia turėjo būti baltas laidas. Tai yra varžtas, tai čia todėl biškį susimaišiau, balto nėra. Tai tada atidarom, jau atsukau, nuėmiau priekinį RF-ą, apverčiau ir galim jau nusimti dangtį. Yra dulkių kažkiek tais, o kažkas yra buvęs, matosi pagal dulkės. Tai. Bet taip, koks mums reikalas buvęs, tai buvęs. Taip, kasgi čia viduj? Atsinuimkim CD-romą, DVD tai ir pasižiūrėk. Ką aš matau, labai gerai. Tai yra labai gerai. Tai yra ne Winchester. Jau turim vieną pliusą. Čia yra RGH2. Arba 1-2. Na, dulkių čia biškai yra. Taip, o Nandas, koks šitas Nandas yra 16 megų. Pasižiūrėkim, ką rašant jo.
Taip, nes jis bando užsivesti ir neužsiveda, bet kartais net ir maitinimo šaltinis nesuveikia. Tai kokios jūsų mintis dabar, pamačius, kas yra viduj? Pirmosios įžvalgos man, kad šitas yra numiręs. RGH2. Žinoma, gali būti ir procesas atšokęs, tai čia visokiausių niuansų, bet mums būtų parodęs per lemputę, ar ne, kur įjungiam. Tai dabar, va taip kaip yra tokioj stadijai, pabandykim prisijungti vėl ir pažiūrėsim, kur tas tarakonas čia mums pasislėpęs gazuoja. Gal yra kažkur tais iš čia, kur iš čia bando mums pagazuoti. Bet čia yra jau labai gerai. Va, yra čia tie kontaktėliai. O štai čia, va, čia ir čia galima bus prisijungti programatorių, nes čia jis jau buvęs prilituotas. Dar yra vilties. Dar nėra taip blogai. Prijungiau RF, prijungiau laidus. Nagi, bandykim pažiūrėti, ar šį kartą įsijungs. Ne, ir vėl neįsijungia. Net fiziškai neįsijungia. Ar tai yra maitinimo lizdas, ar tai kas, kodėl mums tada iš... O, gali būti lizdas. Jungsiu teliką. Šitas dega lemputės kokios ar ne? O, kur tas tarakonas? Kaip įdomiai yra prilituota. Žiūrėkit, tų laidelių nesimato. Kaip čia taip yra prilituota. Gal čia jie yra jau nulituoti, Nes jį nedega ne jokių lempučių, nieko. Tai šitas tiesiog prilituotas. Gal čia RGH3 jau yra? Čia be reikalo džiaugiuosi. Laidas nueina į antrą pusę. Tai greičiausiai čia RGH3. Reikia pilnai išsiardyti. Ir tada matysim, kokia situacija yra. Bet įdomiai gazuoja. Tai jeigu yra H3, tai gali būti šitas nudvėsęs. Mes kažkada darėm lyg ir tokį atstatymą donoro. Aš buvau užsipirkęs šitokių mikroschemų. Tai yra čipų. Jung antrą pavarą. Trečią. Įdomus gedimas. Vėsas.
Nu, neatsižvelgiu nuo tokio gedimo. Pats gazuoja. Nu, kilom. Gerai, jungiam lauką. Tada pasižiūrėsim, kas yra antroje pusėje. Bus mums viskas aišku. O varžtus nuėmiau ir tada išsitraukiam. Opa, 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 opa. Ir kasgi čia pas mus yra. Aha. Tuoj patikrinsim. Taip. Kaip ir viskas čia aišku, gražiai prilituota. Lyg ir, būna visaip. Bet tai nėra blogai. Žiūrėkime atidžiau tos taškelius. Jeigu būtų neprilituota ar ne, tai mums išmestų klaidas. O čia toks vaizdas, kad čia kur buvo nutrinta turbūt, ar nenukrapštyta ant 3-5, kur turėtų būti parašyta. Jo, ten panašu, kad yra. Jeigu būtų laidai nesulituoti, jis mestų klaidą. Tai tas tiesiog čia šiaip sau paliktas, nes matyt nenorėjo nurauti, nes yra matyt prilipęs gan gerai. Tai reikėtų turbūt čia jį pakaitinti ir tada mes jį nuimsim, kad jis mums netrukdytų darbui ir kitą kartą neklaidintų. Ir tada čia prisilituosim programatorių. Kas čia per kontaktėlis toksai guli. Trumpiklis, žiūrėkit. Kas čia tokia? Trumpiklis kažkoks guli. Gal jis čia trumpino kažką. Iš kažkur tais nukritęs. Nu, tuoj tada tą gal aš trauksiu, pasivalysiu truputėlį ir turbūt programatoriui prisijungsiu. Na ir sutapktų taip šiandien. Žiūrėkit, jungiklis yra įjungtas, laidas irgi ką tikgi aš su to fenu dirbau ir dingo elektra. Šiandien tokie sutapimai, kad ojojoj, net nežinau ką daryti. Tai kaip man lituot dabar, kaip man mikroskopą, mikroskopą dar gal pažiūrėsiu. Spėjau nusivalyti. Galim taip gal pasididinti dar. Tai elektra dingo. Saulė kepino, viskas gerai, jokios audros nėra. Bet elektros nėra. Taip, kas čia tokio užtrumpinta čia ar ne? Čia kažkas yra, bet negerai su šituo. Su kuo čia man pakrapštyti. Tai pasižiūrėsime. O štai čia man nepatinka. Va, kažkas buvo. Gal čia valant aš užtrumpinau. O kaip man dabar patikrinti be elektros?
Gal kas galit paminti kokį pedalus generatorius dviračių. Išėjom balkoną. Čia aš turiu truputėlį elektros, bet man neužteks. Du pajungti, kraunasi. Akumas yra, kitas akumas. Čia irgi kraunasi powerbankai. Saulutė dirba, o elektros nėra. Nustatytas sutrikimas. Gali trukti apie 2 valandas atstatymas. Tai ką veikt? Alų kimšt, biškį per anksti. Juokauju. Radži, ką daryt? Nu, teks laukt. Kaip visada, susiraši, truputį laiko turi ir va tokie dalykai, kad sutaptų, tai, nu, matot, kaip būna. Dar biškį pagalvojau, kad sutapo, aš kai tą nuėmiau, tada elektra dingo. Jeigu aš jį grąžinčiau atgal, gal atsirastų elektra? A? Ne. Tai šitas reiškiasi ne prie ko. Nu ką, tai nežinau. Ai, galim dar patikrinti tą turgaus PlayStationą, kas ten tokia yra. Tu įsidėsiu ant stalo, bent tą aptarsim ir bent jau pirmą seriją tebūnė tokia. Pala, biškį, pala, neskubėk. Kažkur tu ne į tą vietą buvo įdėjęs. Turėjo biškį būti kažkaip tais, va taip, va. Man atrodo, šitaip turėjo būti. Patikrinkim. Aha. Taip ir turėjo būti, sakiau. Jo. Tai dabar aš nežinau, šitą judinti ar nejudinti. Nu, elektra atsirado, kaip supratot. Oi, viešpatį, be šitą jau irgi veikia. Tai galim pratęsti tada. Kas čia buvo? Ne, nedingo. Taip. Pradėjau čia žiūrinėtis. Tai biški man čia nepatinka. Va štai čia. Tik kontaktėliai. Taip, tai tada, nu, prisijunkim programatorių. Tuoj pasižiūrėsim, kaip čia gausis. Prilituota, pajungiau maitinimą ir, nu, turėsime, programatorius yra. Ir paleidau jau JRunner. Tai va, rodo čia mano programatorių jau ir tada pasirinkim, kokia čia yra konsolė. Spaudžiam Detect. Bet detektuojant jis rašo Reading Bad Blocks, bet nustatė, kad tai yra Corona 16 MB. Ką mes ir nustatėm. Tai tada sakykim, kad Readinand, nuskaityk mum. Ojojoj. Aha, progresas pradėjo eiti. Pačioj pradžioj, ojojoj, bet sektoriai. Tai jau tokį panašų gedimą turėjom. Jis dabar skaito va tą mikroschemytę ir turbūt nuojauta mane link ten ir atvedė. Nes tokį darbelį jau sudaręs, tai yra filmavęs, o už kadrą sudaręs daug daugiau tokių darbelių. O čia vien bet sektoriai. Tai nežinia kodėl, dar tik tais pradžia spėjimų. Kažkada man pavyko lyg ir atstatyti tą nandą. Tai nežinia, kaip čia seksis. Jeigu nepavyks, tai greičiausiai teks daryti su donoru. Darant su donoru, tai neištrauksim DVD rakto ir gali neveikti DVD romas. Na, pažiūrėsim, kaip čia pavyks, bet kaip matom, šitas nandas kiauras kaip rėtis. Ojoj, kaip nefokusuoja.
Vien klaidos. Pirmas nuskaitimas į pabaigą. Klaidos kaip ir sustojo, bet neaišku, kaip čia bus. Taip, čia kažkokią informaciją turim jau. Korona. LDV net nesimato. Tai yra negerai. Keivalt. Ar ten yra informacijos pas mus kokios nors? Pažiūrėkim, neturim DVD rakto. Tai yra negerai. Bad blocks. No bad blocks. No jau. Čia LDV4 sako. Bet lyg ir čia rašydavo. Gal čia vienas. Ai, čia H3. Na, bus dar čia tų reikalų. Prasidėjo vėl per naują skaitimas su klaidom. Per antrą nuskaitimą vėl vanojo bet sektorių. Man atrodo, kad čia skirtingose vietose jį mato tas klaidas. Vat būtent, o ne. Skirtingi, jo, tai skirtingai nuskaitė. Nu ne, nerodyk mums čia, kas ten skiriasi. Nežinau, bandysiu gal dar kartą nuskaityti. Nes čia jau vargo vakarienė. Show working folder. Va štai tuos du. Reiktų kažkur tais nusibekapinti. Bet jie būtų skirtingi, būtų blogai nuskaityti. Tai padirbėsiu už kadro ir turbūt reikės, kaip ir buvo tiesiog nuojauta, persilituoti mikroschemytę. Dar kartą nuskaitant antrą kartą rado tik tais 3 bet bloksus. Tai laikau taip, galbūt sueis geras naudas netyčia, tik tai su 3 bet sektoriais. Su 3 bet sektoriais dar kažką mes galėtumėm nuveikti, kad tik daugiau neišlystų. Kol kas einasi va, viskas taisyklingai, tik 3 bet sektoriai. Ir jie yra bloksas 24 ir 50. Tai yra ant Xelo. Taip, Xel. Pirmieji 50. Tai va, žiūrėkit, gal man vat iš šito NAND-dump 2, gal iš to kažkas man pavyktų ištraukti. Tai tuo aš pasižaisiu. Paimkim viską per naują sesiją ir tiesiog įsikelkim šitą antrą dumpą. Vais, kažkiek tais čia susikramti, bet Keivalt nieko nemato. Na, aš dar pabandysiu pasižaisti dar su AutoGG. Bet pas mane čia vėl policija kaukia. Tai įkopinsiu bet kokį ten raktą pasimaišiusi, pabandysiu tiesiog read xebuild, pažiūrėsim, ką jis man čia wrong CPUK. Nu, va. Nepaėjo man šitas bairis, tai bandysiu dar. Įrašinėju Xelą ant viršaus, tai nežinau, kas čia man gausis. Pabandysiu paleisti, gal netyčia startuos Xelas. Kad startuotų Xelas, reikia paspausti šitą mygtuką, bet mums čia niekas nestartuoja ir vėl. Startuoja tik tais taip. Išjunkim.
Nors bendrai Excelas jis turėtų ir taip startuoti. Va, per naują pabandžiau. Bet dėja. Bet sektoriai nepaėjo. Niekas čia nepavyksta. Oi, nutrūko šleifas. Ne ant pačio krašto buvau padėjęs. Dar blogiau. Oi. Gal bus dar geras, a? Na ką, tai tada darom taip, donoras tada lieka. Greunam šitą, tai yra lituoju lauk, nes aš nieko čia nebegaliu padaryti. Ir tada darysim viską nuo pradžių. Užsitepiau biškį fliuso ir važiuojam. Tik man čia pritrūks rankų ir reikia atsargiai, kad tie kondensatoriukai nenulėktų. Tai padarysiu už kadro. Tik op ir prilitavau naują. Seną nuėmiau, prijungiau vėl programatorių ir prisijungiau G-Runner. G-Runneryje padariau detect, parašė korona, tai tada pasirinkam glitch 2. Sakom, kad bus RGH3. Ir turėtume čia pasirinkti, kad 25 MHz buvo. Tai tada create Excel. Aha, nėra pasirinkta. Nando. Man reikia pasirinkti mašiną pirmą. Gal ir net nereikia, tai gal write Excel pabandykim. Irgi nereidžia. Sako, source reikia. Tai tada pagaminkim mes, kaip ten vadinasi, tada donorą turbūt. Taip, create donorą. Kas čia pas mus buvo? Korona 16. Taip, next. Generate mes neturim, donor key vault, LDV nežinau, finish, kažką tai sukūrė, warning kokis tais, DVD keyų kažkokį sugalvojo, va, key exist, key is correct, taip, tai create Excel. Dabar leidžia ir write Excel. Pasileido įrašymas. Tikėkime, kad be bet sektorių. O, įsirašinėja, reiškia, flashas, tikėkime, geras įsilitavo. Tikėkime, šitie flashai iš AliExpress yra geri. Ten išlituojant man truputėlį 4 kojytės nulėkė, bet ten ant jų nieko nebuvo prilituota. Takeliai buvo neaktyvūs. Taip, čia pabaigė. Tai dabar įsijunkim, pažiūrėkim, ką mums rodys. Atjungiau programatorių. Prijungiau priekinę panelę dar kartelį. Tikėkime, jinai nenulėkė. Tai persijunkim ant HDMI. Ir tada... Na kągi, zbogam. Oi, kaip kaukia. Čia yra negerai. Ir nieko nerodo. Kažkas negerai čia yra. Ir raudona. Taip, išjunkim, pabandykim paleisti su šituo. Nieko neturim, jokio signalo, bet turim už tą raudoną. Ką raudona man sako, reikia patikrinti. Štai, laikom tą užspaudę ir spaudžiam čia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Reiškia 0, sekantis. 1, 2, 3, 4. Trečias skaičius. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ketvirtas skaičius. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tai reiškia, pas mus yra 0, 0, 2, 0.
Nežinau, ką tai reiškia, bet tikslą sieksim toliau. Paėmiau visai iš kitos koronos dampą. Bandysim šitą dabar dar kartą pakišti Excelą. Tegul vėl pasigamina. Created ir Write Excel. Dar kartelį pabandysime. Ir paspaudžiau, kad Write None. Dar ten tokį visai donorinį, visai iš visai kitos koronos. Visai ne prie ko. Tai gal tiesiog jam reikia ir pagrindinių smegenų, ir Excelo. Tai sudėsiu visus du. Galbūt ir prieš tai reikėjo donorinį rašyti, ar ne? Kad neįrašiau, tik tais Excel įrašiau. Tai tuoj patikrinsime. Na, bandom dar kartelį, atjungiau programatorių ir įjunkim. Nekaukia. Bet nieko ir nerodo. Kažkas irgi negerai. O, raudona. Koks kodas? Kodas tas pats 0020. Bet dabar taip nekaukia. Na, aiškinsiuosi toliau. Na, gilinausi ir visokiausių klausimų vis man kyla ir pats savo užduodu, pats savo atsakinėju. Situacija kokia čia dabar gaunasi mum, kad kai pakeitėm tą mikroschemą, ar ne, mes jau galim įrašyti, įrašėm viską, ką reikia. Ir mum net išmeta klaidas, kurias galim pasižiūrėti. Prieš tai net nestartuodavo, ar ne, nepasileisdavo. Tarakonas gazą spausdavo. Tai dabar situacija yra tokia, kad kai įrašėm šitas, kuris rodo klaidas, tai tą klaidą mum įrodo, kad 0020. Tai reiškia, kad konsolėje yra kažkokia klaida. Nes jeigu būtų blogai sulituotas RGH, ar ne, nebūtų šitų dviejų laidelių, tai jis ir nerodytų mums tų klaidų. Nes aš galvoju, nuiminėti čia, ieškoti, kur čia kas blogai prilituota, bet jeigu būtų blogai, kaip ir dar sėki pasikartosiu, mes nematytumėm klaidų, jis tiesiog nestartuotų. Mes išsprendėm pirmąją problemą, kad rodytų klaidas, ar ne? Tarkim, turėjom galbūt ir pataisyti, bet išlindo čia dar viena klaida, reiškia. Taip, ir tada mums reikia susižinoti, kas ta per klaida yra 0020, nes man dar niekada nėra tekę susidurti su šituo. Galbūt kažkur tais kažkas yra čia blogai lituota, ar kažkokį kontaktėlius ten matėm, kad gulėjo šičia. Tai reikėtų su mikroskopu dar pereiti, tai nežinau. Tuoj pažiūrėkim, kas tam per klaida yra, tuoj pažiūrėsim. Štai puslapėlį tokį atsidariau ir čia 0010, ar ne, yra 0020, kas čia per daiktas yra. Error GPU restart done. GPU restart done signal not accepted after sequence until reset time passed. Tai prasme, kad nepraeina kažkur tais, gali būti, žiūrėk, bet GPU. Tai rašo, kad gali būti procesas blogas, bet čia panašu, kad reiktų ieškoti daugiau kažkur tais, gal koks kontaktėlis yra ar kažkas tai blogo. Tai pasižiūrim tas 2.0, ką jis mums siūlo pataisimui. Kokį sprendimą. Va. Check the GPU core rail is present at the GPU. Clock pasižiūrėkim, is present. If clock buffer missing, check that. Tai čia dabar aš jau įlysiu į gilesnį visą remontą. Žinoma, ar to reikia, patys suprantat, kad tikrai ne, ir dabartinio net remonto nereikėjo daryti, nes tai tikrai neapsimoka.
Bet įdomumo dėliai norėtųsi pabandyti pasižiūrėti. Jeigu neatsitrenksim į rebolą, tai būtų gerai. Žinoma, norėtų susitaisyti. Va, bet reiktų man pasiieškoti schemą šitų visų, persižiūrėti kas kur kaip, pasižiūrėti ar kaista, nekaista, tarkim šitas ar ne, pereit dar per kitos varželes su mikroskopu ir pasigilinti. Nes Excelas kaip ir beveik suveikia, parodo klaidą, prieš tai net nerodė. Tai yra gerai, tai reiškia, yra dar viena bėda. Kaip sakant, viena bėda nevaikšto, ypač šitam video. Na, manau, kad tai darysim antroje serijoje, nes ir taip ilgokas video gavosi. Dar galbūt pasižiūrėkime ant greitųjų tą turgaus PlayStationą ir turbūt šiom kartui bus tiek. Taip, išsikraušiu viską. Tai čia nesupratau, kažkoks yra USB pultelis. Speedlink. Nežinau, ar jis čia gali veikti kaip USB, greičiausiai ne. Gal šiaip prieduėjo, nesvarbu, kaip pardavinėjo, taip ir paėmiau visą krūvelę, kas buvo. Yra laidas PlayStation'o, video laidas, toliau čia du pultai, vienas yra štai toks, nežinau, čia geras, blogas, parašykite į komentarą, kas čia parašyta Sony. Taip, kitas yra irgi užrašas Sony PlayStation analog, kažkas tai tokio, kas tuom daugiau užsiminėjat, parašykit. Čia kažkoks dar modelis lyg ir matosi, SCPH, nebeižiūriu, pavargo akis. Taip, kas čia yra pas mus? 8 megabaitai, čia šitie du pulteliai. Ką turim gale? Gal kažką tai įdomaus pamatysim netyčia. Nieko įdomaus mes čia nepamatėm. SCPH 30 000 ir viskas. Tai expansiono nėra, hardo nėra. Tai įsijunkim, pasižiūrėkim, ar jis gyvas yra. Susijungsiu tuoj video, kaip tik telikas prieš nosį ir pasibandysim. Persijunkim savo tą į Xbox'ą į skartą. Taip. Čia matau jau lemputė yra, laukia komandos. Duokim tą komandą. Nors tiek gerai. Taip, kaip mums patikrinti, jis yra laužtas, nelaužtas. Ten kažkokį trikampėlį reikėdavo paspausti. Gal koks kompaktas yra. Open up. Aha. Sutraškėjo ir viskas susidaro. Taip. Užsidaro. Taip, kaip čia pabandyti dabar. Įjungimo metu ten kažkoks mygtukas būdavo, ar ne? Jeigu būtų, kaip ten vadinasi, ne Matrix, Modbo, nebeatsimenu. Turiu keletą tokių, bet labai nevartoju. Ne mano čia, nepatinka man video grafika. Reikėtų kokį nors HDMI turbūt. Arba labiau ant to pasinešti reikėtų, bet tai yra ne mano kartos. Mano yra senesnė arba kažkas naujesnė. Kažkieno yra čia turbūt svajonės, tai kažkas praleidęs yra savo vaikystę prie tokių konsolių. Man tai nepraėjo pro mane. Tai va, tuoj pabandysiu dar įjungti kitokių mygtukų, kažkaip laikydamas ir pabandysiu pažiūrėti. Nieko nepagavo. Tai turbūt nėra to čipo, ar ne? Aš kažkada įsilitodavau tokiem tos Matrixus, ar tai 4, 5 kažkaip tais. Vieni startuoja iš flešo, tai yra iš USB, tada gali startuoti. Kiti iš hardo,
Tai tik tais reikia čia hardo perėjimą turėti turbūt. O slimam ten tiem tai galima buvo pasileisti ir iš USB. Tik tais, kad lėtokai dirba. Na, pasižiūrėkim dar, gal čia kažką mes rasim. Čia turbūt batarkė nusėdus, ar ne? Taip, ką turim? Memory card. Nu, parodyk. Kas čia tokio? Kas čia per maikė? Kas čia NBA? Na, turbūt buvo žaista iš kompakto. Kompakto nėra. Tai vat, konsolė veikianti. Tai net nežinau, ką čia su ją ar verta tokius dalykus atrišinėti. Kai galima šiai dienai įsidėti turbūt kortelę ar ne, ir jinai atsiriša soft modu. Tai vat, šiandien video toks. Dėl Xbox'o buvo savotiškai įdomu praseit. Nustatėm vieną gedimą, bet paaiškėjo, kad yra dar vienas gedimas. Kas susidūrėt su 0020 klaida ar jos sprendimu, parašykite komentarą, bus įdomu. Ir manau, padarysim tai kitoj serijai. Tai tiesiog šitą konsolę pasižymėsiu kaip gedimas pagal tokį kodą ir priskirsim jį prie šito keiso. Tai va, draugai, video toks, kaip matote, vos ne mistinis, labai daug išlenda dalykų. Atrodo, darysi paprastą remontėlį, o gaunasi vat visai kitaip. Tai kam patiko, palaikinkit ir pasimatysim kitais kartais. Tai tiek, draugai. Ate.